Tai labai dažnai girdžiu, vat, kaip verslas su mityba yra susiję. Kaip susijęs verslas ir mityba. Tai toks paprastas atrodo klausimas, bet jis ant kiek yra susijęs ir ant kiek yra svarbus. Ir iš tikrųjų pasakysiu, aš irgi lygiai taip pat nuo čia pradėjau, būtent nuo verslo ir nuo mitybos, nes kartais mums atrodo juokinga, bet ant kiek tai yra svarbu ir kiek jie turi bendrų panašumų, tai apie tai mes šiandien ir pakalbėsim. Gerai? Bandom čia kažkaip paslinkti. Kažkur čia mes turim, pasidarė tokią lentelę. Tai atgal šiek tiek, kur čia atgal, nesvarbu. Principas yra, kad žiūrėkit, tiek versle, tiek mityboje, jeigu nori pradėti savo verslą, ar ne, ir nori, kad tiesiog tau tai nieko nekainuotų, nori išbandyti save, aš lygiai taip pat norėjau save išbandyti. Ir pirmas dalykas, ką reikėtų padaryti, tai vėlgi tu turi, aišku, konkretų tikslą. Pavyzdžiui, mano atveju buvo, tai ten aš pats ten svėriau 115, 113, iš kur net nežinau, kiek aš to svėriau, bet žinot, gyvenau savo normalų gyvenimą ir supratau, kad aš kitoks nebūsiu ir viskas čia yra tvarkoje, mano kaulai stambus, buvo, žodžiu, visi tie, kaip sakant, klasikiniai pasiteisinimai. Ir tas tikslas kaip ir būtų, bet aš jau netikėjau, lygiai taip pat, kad ir versle netik, kad jisai bus. Prasme, tu netikė, čia nebus, man čia nepasiseks, pradės lysti tarakonai į galvą ir panašiai ir panašiai. Tai ir mitybui, ir versle, reiškia, savo tame pasiekime irgi lygiai tas pats. Tai kai turi aišku tikslą, tarkim, ten, jeigu maistas, tai jeigu mityba, tai tarkim, aš ten noriu, tarkim, -10 ar ten -20 kg, imkim 10, gal 20, 30, nesvarbu, kiek tai kilogramų versle lygiai taip pat. Tu, pavyzdžiui, tai konkrečiai, aiškiai žinai, kiek tu nori maždaug plius minus uždirbti per mėnesį, per metus, ten vidurkis, aišku, geriau per metus skaičiuoti, nes nėra stabilių pajamų, visą laiką bus kintančios, tai vidurkį imam metų ir, tarkim, per metus nori uždirbti, tarkim, ten 15 000, kaip pavyzdys, 15 000 eurų. Ir tada, kai tu žinai aišku tikslą, kur tu nori eiti, tada tau reikia kažkokios tai priemonės, kaip tu nueisi. Tai su mityba vėl kažkoks tai planas, kažkoks tai režimas, ar ne? Kažkoks tai mitybos būdas, nes reiškia, aš esu čia dabar dėl to, kad mano yra kažkokie tai įpročiai. Ir su verslu lygiai tas pats. Tu dirbi darbą, tu darai kažkokius tai kasdienius veiksmus ir tu nieko nekeiti dėl to, kad tai yra tavo tokie įpročiai. Tai jeigu tu žinai, kur tu nori eiti, tada tu ieškai būdų, kaip tu ten nueiti, rasti metodą, kaip ten pasiekti. Tai jeigu čia galbūt ateis nueis ir nusisirpstos riebalus, ar dar kažką tai pasidarys. Kažkas sportuos po 6-8 valandas per dieną, jeigu sau gali tą galimybę ir vis tiek jam nepadės. Bet pats paprasčiausias ir lengviausias būdas yra maistas, žiūrėti, ką dėdi į save burną. Čia reikia būti sąmoningu. Jeigu tu esi nesąmoningas ir tiesiog plauki ir valgai bele kaip aš dariau lygiai taip pat, tai tada ir rezultatai atitinkamai. Tai tu neturi energijos, reiškia, vakare vos ko įstempi, jau pailsėti savaitgalį tenais kažkur pabaliavoti ir panašiai. Tai apie ką mes čia kalbam, net nėra apie ką kalbėti, iš karto viskas, laisvas. O čia turi būti sąmoningas, pažiūrėti, ką aplinka daro. Dažniausiai, jeigu čia, pavyzdžiui, aš kai esu, ten 115, tai yra aplinka mano panašiai maitinasi, panašiai viską daro ir aš tiesiog, kabutėse, normalus buvau. Nes žinot, normalu tai yra tai, ką daro visi. Bet mes juk nenorim normalių dalykų, visi mes norim ko? Daug uždirbti, gerai keliauti, gerai atrodyti, bet tuo pačiu norim būti kaip ir normalūs žmonės, ar ne? Tai pavyzdžiui, jeigu aš noriu eiti kitoj pusėje, jeigu aš noriu atsikratyti kilogramų, jeigu aš noriu kitaip atrodyti, aš noriu kitaip jaustis, tai aš ką turiu atsakyti tenais? Alkoholio, visokių vakarėlių, visokių nesveiko maisto ir taip toliau, ir žiūrėti kitą pusę. Bet aš tai grupiai žmonių tai tapsiu nenormalus. Ir tada gali būti variantas A, tai gal geriau vis dėlto nieko nekeisti ir būti normaliu. Arba vis dėlto man tiek yra tai svarbu ir aš keisiu, būsiu kabutėse nenormalus, bet ir nenormalų gyvenimą, kaip gyvensiu, ar ne? Tai normalus, koks normalus gyvenimas, tas, kuris dirbo 1000, 5, 10, 100 milijoną, nesvarbu. Visi gyvena kabutėse nenormalų gyvenimą, jeigu tenais į tą didesnę pusę įmam, ar ne? Jie nenormaliai, kaip aš sakau, valgo, nenormaliai gyvena, nenormaliai planuoja savo laiką, nes normalu yra ką, atsikėlė ryte, 8 nuvažiavai į darbą, grįžai namo, ten pamėgojai, pagulėjai, televizorių pavalgiai, alaus atsigėrė, atsikėlė ryte ir su kitą ratą vis suki ir taip toliau. O tenais visai kitaip. Tai vėlgi reikėtų tada suprasti, kad čia bus visai kitaip. Tai kai tu žinai, pavyzdžiui, kad aš žinau, ką man reikės daryti, kaip man sudėlioti mitybą, tai dar greitesnis ir efektyvesnis būdas yra rasti, kas jau tai daro, ar ne? Tai eiti pas žmogų, kuris jau turi tą rezultatą mano ir jisai yra nuėjęs tą kelią, ne? Nes ne tai, kad, pavyzdžiui, kaip čia pasakyti,
Ne tai, kad jisai jau dabar yra. Žinai, mano draugelis visą gyvenimą ėdė, gėrė, rūkė ir ten visą laikūdas, nu kaip pavyzdys. Bet jisai buvo ten, kur aš esu dabar ir po ten 6 ar ten 12 mėnesių jis yra kitur. Reiškia, atrodo gerai, jaučiasi gerai, nusimetęs kilogramus ir panašiai ir panašiai. Ir versle lygiai taip pat, jeigu tu imsi žmogų, kuris buvo toks pats kaip tu, dirbo samdomą darbą ir iš to pakeitė ir nuėjo, tarkim, sukūrė savo verslą, tai reiškia, viskas yra tvarko, reiškia, ir tu gali lygiai taip pat padaryti, nes jisai buvo ten pat, kur ir tu. Jeigu žmogus jau kažkur taip galbūt verslo aplinkoje gimė ir taip toliau, kur pas jį jau yra tai norma, jisai ten didesnį galbūt verslą kūrė ir ten jau turbūt apie kitus dalykus kalba ir turbūt kažkur tai kito žmogaus reikėtų pasiklausyti, ten yra įdomu, čia yra vėl kita istorija ir tam žmogui tikriausiai čia surezonuos, ar ne? Tai vėlgi labai svarbu, kad jeigu imam tą metodą iš ko, kad jisai buvo ten pat, kur tu buvai, arba esi, ir yra ten, kur tu nori būti. Tai tarkim, jeigu kas liečia mitybos svorį, tai tarkim, žmogus ten irgi sveria lygiai taip pat 120 ir dabar ten sveria 180, imkim, ne? Kaip aš. Čia lygiai taip pat jis dirbo samdomą darbą, dirbė samdomą darbą, uždirbo ten 1000 eurų, dabar uždirba 3, kaip pavyzdys. Ar ne, nu kaip pavyzdys čia. Per vidurkį įmam 3 per mėnesį. Reiškia, viskas tvarkoja. Dabar klausimas, kaip jisai tai padarė, ar ne? Tada žiūrim jo, kaip pasakau, brėžinį, nes jisai pasistatė savo tą rezultatą ir koks jo planas. Planavimas labai svarbu. Jeigu nėra plano, tai apie nieką yra kalba. Tai tada žiūri, ką jisai darė, kokie įpročiai, kokie rutina, visi tie smulkus dalykai, ką jisai darė, kas davedė iki to norimo rezultato. Ir dažniausiai, žinokit, nieko ten stebuklingo nėra, visur principai vienodi, reikia daryti tik tais ir viskas. Ir apie tai mes irgi pakalbėsim, kas artėja prie tam tikrų iššūkių, ar ne? Tai va, tai čia va ištrinsim. Tai kai mes žinom, kur mes einam, žinom, iš ko mes turim mokytis, jeigu yra galimybė. Faktas yra, kad jeigu turi pažįstamą draugą, tikriausiai jums padės, jeigu ne, tai tikriausiai reikės susimokėti ir susimokėti nemažai. Kuo daugiau mokėsi, tuo geriau lokatoriai dirba, nepamirštam, ar ne? Tai kai turim planą, tada žinom, kiek mes tai darysim. Tai tarkim, jeigu aš noriu uždirbti ten tokią sumą pinigų arba numesti ten tiek ir tiek kilogramų, nu numesi tu per dieną ar per 2 ar per 5. Tai atitinkamai reikės daryti kažką. Nu tai jeigu 10 kg, nu kaip 3 mėnesiai, nu kaip pavyzdys. 3 mėnesiai, ar ne, man reikės daryti tam tikrus dalykus, kuriuo aš tikriausiai nedarau, dėl to ir esu čia ir dabar. Lygiai taip pat ir čia, aišku, ne 3 mėnesiai. Čia jau reikės imti 12 arba 24 mėnesius ir tada automatiškai tam tikrus dalykus daryti, tam, kad aš galėčiau išeiti ir pereiti pilnai ant šitos veiklos. Ir vėlgi tas laikas, per kiek aš savo tikslą norimą pasieksiu, ar ne? Ir tada, kai jau žinom, kur mes einam, ką mes darom, sudėliojam tos 3 mėnesius į 1 mėnesį, savaitės ir vienos dienos planą arba dalykus, ką aš turiu daryti per tą dieną, kiekvienas kažkoks tai mano planelis, viskas suplanuota, sudėliota. Lygiai taip pat ir čia mėnesis, savaitė ir diena. Kiekvieną dieną, ką aš turiu atlikti kažkokius tai veiksmus. Tai imkim nuo dienos, ar ne, tai reiškia, kaip man atrodo mano dienos rutina, disciplina, kada aš valgau, kokių laikų intervalų, ar ne. Vėlgi ten dažniau valgo, greitėja medžiagų apykaita lėčiau, lėtėja, tai dažniausiai, jeigu tas žmogus, iš kurio mokinatės, galbūt nuėjęs tą kelią, jisai supranta, ką jisai daro, tiesiog praėjęs pro savo kelią, ar ne, jeigu dar išlaiko tą svarbų rezultatą, nes irgi, kad tu, žinot, labai daug internete, žinoma, numečiau labai greitai ir ten praėjo 2 metai, vėl liko toks pats kaip ir versle, o žiūrėkit, aš pasidariau, praėjo 2 metai ir vėl ten pat. Tai tas yra svarbu, kiek jisai laiko to daro, čia jau patikimumas, irgi kiti reikalai, bet jie irgi atsiranda. Tai kiekvieną dieną ką daryti, tai mityboje, reiškia, ateini, pasisveri, valgai kelis kartus per dieną, žiūri, ką valgai, kad nebūtų to, o būtų daugiau ten baltymų, skaidulų, gerų angliavandenių ir tiesiog būtų ta mityba subalansuota. Ir kiekvieną dieną daryti tam tikrus veiksmus, kaip ir versle, ar ne, kažkur tai kažkam paskambinti 3-5 žmonėm, gal kažkokią reklamą paleisti, gal dar kažką tai padaryti. Ir labai aiškus veiksmai, ką konkrečiai reikia daryti kiekvieną mielą dieną. Ir iš tų veiksmų gimsta kažkokie tai maži rezultatai. Iš tų mažų rezultatų susideda didesni rezultatai. Ir 90 dienų praėjus ar praėjus ten 12 mėnesių, mes matom tą didįjį rezultatą, ko mes norėtume, aišku, matyti kitą dieną, nes, kaip visi įsivaizduojam, kaip darbė, atėjau iš karto man mokėkit pinigus, nes aš noriu ten dalyvauti, gyventi ir panašiai. Tai va, tai yra kiekvieni tie dalykai. Praėjo diena,
Antra diena, trečia, ketvirta savaitė. Aš būna visą laiką sakau, o sunku, taip sunku, nes tau reikia naudoti smegenis, reikia mąstyti, reikia žinoti, dėl ko tu tai darai. Vėlgi, jeigu tu pats iš savęs eini, tai aš tikrai džiaugiuosi labai fainai, fantastiškai, tikrai yra tokių žmonių, bet vienetai, bet paprasčiau yra, kai tu turi žmogų, kuriam esi atsakingas. Jeigu tu jam dar sumokėjai pinigų, tai faktas, kad tu jau klausysi, darysi, o jeigu dar tų pinigų pusė tavo dabartinio atlyginimo, tai dar ir labai darysi, ir labai didelė motyvacija atsiras, ir labai didelis noras darysi, ir tu norėdamas to darysi, ir tokiu būdu tu pradėsi siekti savo kažkokį tai norimo rezultatą. Ko pasiekoje? Po 2-3 savaičių pradės formuotis tavo jau naujieji įpročiai, dar nesuformavo, jiems reikės dar daug laiko, bet jau po truputėlį pradeda lengvėti, nes sunku keistis, kaip ir verslė sunku, paskambinti kažkam, paskambinti savo draugui, pasakyti labą, žinai, aš čia pradėjau savo naują veiklą, man reikia tavo pagalbos kaip pavyzdys, ar ten kažkokiam nepažįstamui gal žmogui norėsit šaltai rinkai paskambinti ir sakyti labą dieną, aš čia taip ir taip darau, kažkokį tai verslą darau, galiu jums padėti. Tai reikės tam tikrus dalykus daryti. Norite jūs to ar nenorite, vis tiek reikės daryti. Bet jeigu jie, kaip ir sporto salėje, nueini, pradžiai skauda raumenis, visas taip ir taip, nenorėjai, galvoji, Dieve mano, tik ne koja ir diena, bet pradėjai ir pradeda tau po truputėlį lengvėti, pradeda jau įprasti. Ir atrodo visai viskas neblogai, bet atsiranda iššūkiai. Versle atsiranda iššūkiai ir mityboje. Ateis savaitgalis, atvažiuos jūsų draugai. Gimtadienis, kalėdos, vardadieniai, kelionės, dar kažkas. Ir tau reikia bandyti laviruoti taip, kad išlaikyti savo rezultatą. Ir versle lygiai taip pat. Kažkur kažkas atsitiks. Kažkur reiks važiuoti kažkokį renginį. Kažkur tai reikės investuoti pinigų, kurių tu neturi. Kažkur tai savaitgalį suplanuos šeima ir verslas ir tada reikės pasimti, galvoti, ką man dabar daryti, kurį man vietą pasirinkti. Nes jeigu čia nukentės, jeigu čia nukentės, sunkus sprendimai bus. Sunkus sprendimai ir reikės juos priimti, anksčiau vienokius ar kitokius. Tai vėlgi labai paprastas dalykas ir tada tie sprendimai veda prie vienokių rezultatų arba veda prie kitokių rezultatų. Tai va, jau spręsti mums. Ir tam reikia disciplinos. Jeigu ta disciplina yra, išsiugdai ją po truputėlį žingsnis po žingsnio, tos disciplinos, ir po to vėlgi atsiranda vėl didesni rezultatai, jau smagu, tu pradedi tikėti savimi. Pasitikėjimas savimi atsiranda nuo to, kaip tai, ką tu pasakei ir tai, ką tu padarai, tu pradedi tikėti savimi, nes dažniausiai žmonės netiki savimi, pažiūrėkite, jeigu dietos mitybos, kodėl? Dėl to, kad tu galvoj pasakai, kad aš čia biški numesiu, biški padarysiu ir niekas nežino po 2 savaičių. Aš nieko nedariau. Aš nieko aš nebandžiau, žinokit, nieko nedariau jo. Jo, aš viskas man gerai jautiesi. Jo, gerai, kaip pavyzdys. Tai principas maždaug toks. Ir versle tas pats, jau kažką pradėjau, čia pabandysiu, kažkur, žiūrėkit, čia įdėkit, ten labai greitai pinigų uždirbsit, čia įmeti 600, kitą dieną iš to, 1000, gerai padarysiu, įmeti, bum, sudegė pinigai. Okei. Aišku, niekam nepasakysiu, kad durnelis ir sudeginau savo pinigus. Tai, patylėsiu geriau, niekam nesakysiu, nes norėjau greitai padaryti pinigų, čia kaip turėsiu pinigų, čia galvoju, kaip čia pirksiu, kaip čia darysiu, kaip viskas gerai. Žinot, kaip tai baigėsi, ar ne? Tai tiek vienoj, tiek kitoj pusėje viskas yra vienodai. Ir automatiškai ateina rezultatai po kažkokio tai laiko. Po 3 mėnesių jau akivaizdžiai matosi kažkokie tai kūno pokyčiai, čia, sakykime, 10 kilų, po tais dar 3 mėnesiai dar 20 bus, 30, nesvarbu, kiek jau bebūtų. Ir ką aš noriu pasakyti, kad ir versle lygiai taip pat. Pradžiai gal nebus, gal bus nulis, gal bus minusas, netgi dažniausiai būna, kai tik pradedi. Bet eigoje, kai tu darai kiekvieną dieną nuoseklius veiksmus, džiaugiesi savo protą lavinį, ar ne, žiūri, ką tu įdedi, jeigu aplinkoje, kur tau šūdą krauna į galvą, tai yra vienaip. O kai tau truputėlį kitokius dalykus krausi galvą, arba tiesiog skaitysi daugiau, galbūt domiesies daugiau, reiškia, tiek žmonės, kurie irgi kažkokį tai verslą daro, galbūt panašų į tavo, tai visai kitaip, pradės tos protas vėlgi kažkom tu jį maitinsi, kuom tu jį maitinsi, į tą tu ir gausi, ar ne? Ir kiekvieną dieną lygiai taip pat ir čia, ar ne, ta proto mankšta, kiekvieną dieną tu turi kažką tai paskaityti, kiekvieną dieną kažkaip tai tobulinti ir gilinti tos savo įgūdžius, kiekvieną dieną aš irgi lygiai taip pat tingiu ir nenoriu ir būna ir praleidžiu ir vėl grįžti atgal ir vėl darau tos pačius veiksmus, seku, trekeriuką turiu, galėsiu po to, jeigu reikės pasidalinti kiekvieną dieną, ką nuveikiau, kad matyčiau tą progresą, ar ne, ir žingsnis po žingsnį. Kartais būna dienų, tokių gerų, kartais būna tiesiog siaubingų dienų, bet reikia padaryti, reikia ištiesti nugarą ir važiuoti toliau, lygiai taip pat ir svoriu.
darai, viskas fainai, atrodo visiškai superinė diena. Viena, antra, trečia, rezultato nėra. Ai, gal čia ne man, dauguma taip sakys. Bet, kai tu žinai, kad tavo planas yra daryti tam tikrą laiką, 3 mėnesius, darai toliau, darai toliau, darai toliau, mokais, tobulėjai, pasiklausi žmogus, kodėl taip yra, tave nuramina, okei, viskas, važiuojam toliau ir žingsnis po žingsnio judi pirmin. Ir viskas, ir ateina tie rezultatai. Nu, ir tada jau jūsų aplinka sakys, kad jum pasisekė. Jum pasisekė. Kaip va jam pasisekė, o jam pasisekė, jis nusipirko ten mašiną, namą ir dar keliauja 5 kartus, jam pasisekė. Oi, kaip jinai, ar jisai gerai atrodo, ten turi energijos ir taip toliau. Jam pasisekė, nepasisekė. Jis tiesiog darė kiekvieną dieną mažus žingsnius, nes turėjo labai rimtą priežastį, kodėl tai darė. Jisai praėjo labai daug, ar jinai iššūkių, susitvarkė su jais ir šiandien turi tai, ką turi. Tai tokios dalykos kaip sėkmė tik tais loterijoje yra ir tenais viskas yra tvarkoje, viskas fainai. Didžioji dauguma tai yra darbas, apie kurį niekas nenori girdėti, apie kurios atsakomybės niekas nenori prisimti. Tai nebūkite tas niekas, o būkite tas kažkas tai ir paimkite ir prisimkite atsakomybę. Nebijokit rizikuoti. Jeigu bijosit rizikuoti, liksit ten, kur esat. Jeigu nebijosit, paimsit, bus nestandartinis gyvenimas, taip, streso bus daug, bus visko, bet čia tiesiog kaip tu jį valdai, ar ne? Ir tiesiog tu po truputėlį augi. Aš galbūt kažkokioje tai vietoje mane, nežinau, ten 100 000 kompanijų reikėtų priimti sprendimą, aš tai nežinau, pasimeščiau turbūt, arba ne galbūt, nežinau. Bet yra visas užaugimas. Pradžiai užaugi 1000, 2, 5000, 10 000 sprendimai, ar ne, 20, 30 ir taip toliau, ir taip toliau. Lygiai taip pat ir su svoriu. Išlaikai, rodai visą laiką, ką valgai, kaip valgai, stengiasi visą laiką eiti teigiamą kryptimą, ar ne? Aišku, kad bus nukrypimų. Aišku, tu važiuosi pas mamą ar pas tėtį, ar nesvarbu, kur ten važiuosi pas močiutę. Tai bus, nuo to nepabėgsim. Bet ką likusią dalį 80% darau? Va čia yra klausimas. Ir šitoje vietoje jūsų įpročiai viską diktuoja. Taip, kad šitie du dalykai labai panašus ir ką aš noriu pasakyti, kad jeigu tu nori pradėti savo verslą, jeigu matai, kad biški truputėlį jau kaip sakant, reikėtų padirbėti su išorė, ar ne, arba matai, kad atrodai ne kaip, arba ne taip, kaip norėtum atrodyti, tai pradėk nuo projekto savęs, kaip aš kažkada pradėjau, nuo savo projekto. Viskas tas pats, viskas lygiai tas pats. Pradėk ir pamatysi, kaip tau gausis. Jeigu tau reikia pagalbos, kreipkis, no problem. Padėsiu tiek su vienu, tiek su kitu dalyku, bet visą laiką mes pradedam nuo mitybos. Nes nėra mitybos, nėra energijos. Jeigu nėra energijos, kada tu biznį darysi? Jeigu tu vos kojas partempi. Viskas, baigėsi. O jeigu tu turi energijos visą dieną, tu dar vakare gali užsiimti kažką, tu gal savaitgalį gali užsiimti kažką ir po 12-24 mėnesių tu ištrūksi iš žiūrkių rato. Tai va, spręsti jum, jeigu tinka, like, subscribe ir pasimatysim jau kitą savaitę.